Su ilgamečiu Palangos senosios gimnazijos geografijos mokytoju Nerijumi Vaišvila susitinkame jo darbo kabinete, kurio sienas puošia kadrai iš ekspedicijos į Namibiją, pasaulio atlasas, o spintelėje garbingai išrikiuoti jo ugdytinių diplomai, pelnyti respublikinėse ir tarptautinėse geografijos ir geomokslų olimpiadose. Ir žinoma gaublys, kuris dar vaikystėje padovanotas mamos, nulėmė Nerijaus specialybės pasirinkimą. Mane pasirinkti geografijos specialybę, ko gero įkvėpė toksai pasąmoninis dalykas. Vaikystėje kažkurio metu mama parnešė namo dovaną, tai yra gaublį. Ir man, jau tuo metu man buvo gal kokie 8-9 metai, aš kažkaip pradėjau jį tyrinėti, žiūrinėti ir kažkaip matyt pasąmonėje man užfiksavo, kad tai yra įdomus dalykas ir kuris, kaip ateitis parodė, aš būdamas vaikas neklydau dėl savo ateities. Nors tuo metu, aišku, to net negalėjau suprasti. Nerijus prisipažino, kad pedagoginės karjeros pradžioje buvo pamastymų dėl specialybės krypties keitimo. Tačiau šiandien jis džiaugiasi to nepadaręs, nes jaučiasi dirbantis mylimą darbą. Pedagogo darbe man patinka tai, kad čia nėra rutinos. Kiekviena diena yra nauja diena, mokiniai nors tie patys, bet veiksmai, žodžiai, aišku, niekada nesikartoja. Visą laiką būna dėl to įdomu bendrauti su jaunimu, mokyti juos, išklausyti juos, išgirsti iš jų, kaip jie pradeda suvokti mano dėstomą dalyką. Nerijus įsitikinęs, kad geografijos mokytojams privalu keliauti ir taip plėsti akiratį, norint įdomiau mokyti remiantis ne tik knygomis, bet ir savo patirtimis. 2016 metais kartu su Lietuvos geografų asociacija Nerijus vyko į Namibiją Afrikoje ir Islandiją, tapusiomis jo įkvėpimo šaltiniu, rengiant olimpiadoms aukštesnių gebėjimų vaikus. Mano pačio ekspedicija į Namibiją, Afrikoje ir į Islandiją atvėrė man kaip mokytojui dar platesnį pasaulį, kurio aš nepažinojau. Aš pradėjau dar įdomiau dėstyti pamokas, panaudodamas medžiagą iš to, ką aš pats gyvai prisiliečiau, o ne kažkur tai kažkada ten ar skaitęs, ar buvau, ar studijų metais, ar tarkim, kad ir dabar kažkur tai ten perskaitai žinutę, ar ten kažkokį straipsnį, o tiesiog iš savo patirties. Bet koks pažinimas, kai atsistojam nuo mokyklinio suolo, nuo knygos, ir einame tiesiogiai į gamtą, stebime reiškinius, procesus, bandome juos suprasti, suvokti, numatyti pasekmes, įvertinti priežastis, kodėl tai vyksta. Tai labai praplečia tiek mano, tiek ir mokinių, kurie domisi geografija, akiratį. Kad gimnazistai galėtų praktiškai prisiliesti prie dalykų mokomų per geografijos pamokas, Nerijus jiems organizuoja netradicinės pamokas, edukacinės kelionės į Tatrų kalnus Slovakijoje ir Lenkijoje. Jie kai pamato, pavyzdžiui, ar užlipa, pavyzdžiui, į kalno viršūnę, matau jų tas akis, kaip jie ten žvalgosi aplinkui, kaip jie braukia prakaitą ten nuo kaktos ir džiaugiasi matydami pirmą kartą tokį vaizdą. Gimnazistas Tomas Jokubauskas kartu su geografijos mokytoju keliavo į Slovakiją, kur pirmą kartą pats įkopė į kalno viršūnę. Tomas įsitikinęs, kad mokomosios išvykos stiprina mokinių ir mokytojo ryšį. Mokytojas organizavęs yra ir kelionės į Slovakiją, kur aš pirmą kartą gyvenime kalnuose buvau, tai man čia siurprizas buvo. Dabar neseniai į Vokietiją, į Dresdeną keliavom, irgi pamatyti į tą miestą, į kultūrą, į tas lygumas, po tokias bastei, jeigu neklystu vadina, salas laipėjom, tai ten irgi buvo, tiesiog kaip iš atviruko, įsivaizduoti atviruką. Tai. Nerijus mokinių simpatijas pelno ne tik dėl vykdomų netradicinių pamokų, bet ir gebėjimo išmokyti suprasti pasaulį bei gamtos reiškinius. Prieš mano mokytoją nežinau, kad geografija man toks dalykas yra, kurio aš nelabai turiu mokintis, o man labiau aš jį suprantu. Tiesiog. Ir man, kai mokytojas paaiškina kažkokį reiškinį, aš jį jau pradedu įsivaizduoti tiesiog net, kaip jis vyksta, kaip po jo viskas vyksta, kaip kas keičiasi dėl to ir, tai yra įspūdingas toks dalykas. Dėka mokytojo Nerijaus Vaišvilos ugdymo metodų jo mokinys Tomas Jokubauskas respublikinėje bei Baltijos šalių geografijos olimpiadose nekartą pelnė prizinės vietas. O tarptautinėje geografijos olimpiadoje 2024 metais Tomas užėmė 2. vietą. Ką mano mokytojas, mano galva, tikrai turi, jis turi tokį
atsidavimą ir atsidavimą ne vien tik tai geografijai kaip dalykui, nes tikrai matos, kad patinka. Atrodo, kad ir mokiniam. Jisai taip neperša tų žinių per prievartą, o jis jas taip sudomina ir įtraukia ir kartais bepasakodamas apie savo ten kelionę papasakoja. Ir tiesiog toks žmogiškas toks ryšys atsiranda. Bendravimas yra ne kalimas, ne ten aiškinimas. Nerijus Vaišvilas save įvardina kukliu žmogumi, nekėlusi savo tikslo pelnyti apdovanojimo, nors juos gauti ir malonu. Pedagogas teigia, kad tiek jo paties, tiek jo mokinių pasiekimai atėjo natūraliai, besivadovaujant viena taisykle. Ką darai, tai tą ir padarysi. Tai nebuvo mano tikslas siekti ten ir pasiekti, tai gavosi natūraliai, dėl to man yra netgi dar labiau džiugu dėl to, kad be kažkokio ten ypatingų, didžiulių pastangų, ten valios, ryžto, tiesiog tai viskas susiklostė natūraliai. Kalbant apie apdovanojimus, gal labiau man patinka mokinių laimėjimai negu mano.